Šiandien pedagogam pristatėme etno dvikovų žaidimus. Išbandė lazdos traukinės bei lazdos įstūmimą iš rato, susipažino su šių žaidimų subtilybėm. Leidus patiems pabandyti, mokytojai turbūt suprato, kad nėra tie žaidimai tokie ir paprasti. Tikimės, jog etno sporto žaidimus jie galės pritaikyti savo mokyklose ir atkeliaus pas mus į etno žaidynės. Kokias socialinės naudas duoda šie žaidimai? Tai iš tikrųjų tas galima būtų palyginti tam pačiam lyg pokalbiui su žmogum. Tai leidžia suprasti žmogaus moralinės normas, žmogus atranda savo šaknis. Taip pat leidžia geriau komunikuoti su kitais komandos nariais, leidžia tobulėti pačiam kaip žmogui. Šiuo metu tai turime užsiėmimą ristynių. Tai čia mokinamės tokių elementarių pradžių dalykų. Apmokė paprasčiausiai kaip kūlveršius daryti, pirmyn atgal. Treneris mūsų minėjo pačioj pradžiai, tai yra daug tokių veiksmų, kurie galėtų padėti apsisaugoti ir kaip pavyzdys žiemos metu, paslydus ant ledo, ant sniego, slidžios dangos virstant ir pritaikius tam tikrus čia šiandien išmoktus žingsnius galima apsisaugoti ir apsaugoti savo gyvybę taisyklingai krentant. Šiandieną dabar čia žaidžiam ribką, etno žaidimas, tai yra senovės lietuvių, kaip pat mums pasakojo, tai žinomas nuo 17 amžiaus, labai aktyvus, strategiškas, įdomus žaidimas. Žaidėme ribką, labai patiko žaidis. Labai įdomu, aš galvoju, kad vaikams bus labai įdomu žaisti. Tai tokių visapusių žaidimus, aš manau, lavinti tiek fizinės savybės, tai yra ištvermę, greitį, vikrumą, tiek ir mentalinės laikų pastebėti, strategiją, reakciją. Tai tuomet manau, kad čia žaidimas lavinantis visapusius savybės ne tik mokinio, bet ir, sakau, manau, kad ir suaugusio. Я считаю, что это очень полезно будет для детей, ну и тем более для украинских детей, которые интегрируются в литовскую среду. Džiaugiuosi, kad visi stengiamės labai būti komandiški, vieni su kitais šnekam, stengiamės, palaikom gal netgi vieni kitus labai. Tikrai pritaikysiu grįžus savo įstaigai visą tai su jaunimu, su bendruomenė. Ir buvo pačiai labai įdomu atvykti, pažiūrėti, sudalyvauti, pabandyti. Ir visą šitą programą 100% plius turbūt pateisina visus lūkesčius iš tikrųjų.